Labas, susitinkame po labai ilgą laiką, susitinkame mašinoje, siaubingai šiltą dieną, pas mus tokių nebūna, mašina rodo 25, tai jūs galite įsivaizduoti, mes kepam. Noriu pasisveikinti po siaubingai ilgo laiko, labai malonu, kad manęs pasilgot, kad pasigėdot, kad ieškojot, kas laukėt mano filmukų ir smagu sugrįžti. Tokiam saulėtam nuotaikom pradedu šį vlogą. Labas rytas, susitinkame kelyje, važiuoju su reikalais. Visą savaitę laukiau Lidl ketvirtadienio, nes atveža naujas prekes. Man reikia didelio kiekio vieno daikto, kurį jį turės. Dėl to važiuoju iš pat ryto, nes, didesnį šansą tai gauti. Iš tikrųjų susimoviau, kad atsidaro 9, bet atsidaro 8, tai jau galėjau būti, nes iš tikrųjų šiandieną man nesimiegoja ryte kažką. Labai vėlai užmigau ir labai anksti atsikėliau ir viskas nebeužmigau. Tai turiu 3D pasidariusi savo kiemo planą. Tai nulėkiau dar į apačią, pasibraižiau, kiek man tų lysvių reikės. Ir jas iš tikrųjų dabar jų dar nedėsime, bet kai man jų reikės, aš manau, kad aš jų negausiu. Tai reikia dabar nusipirkti. Ir šiandieną turiu jas išvežti. Tikiuosi gausiu ir spalvą ir kiek man jų reikia, nes man reikia jų nemažai. Dabar varau į Lidl, nusipirku, ko man reikia, bandysiu labai greitai apsisukti. Ir tada lėkiu į baseiną. Tenkame po baseino, po saunos, po dušų, išsiploviu galvą, dar šlapi plaukai, bet graži diena išdžius. Ir važiuoju namo pusryčiauti. Šiandieną buvau Lidl, kaip sakiau, ir nusipirkau viską, ko man reikėjo ir daugiau. Kaip visada, tai pilna bagažinė reikalų, reikia išsidėlioti, kažkur išsidėlioti. Šiandieną nugraus mūsų lauke namuką, tai reikia dar jį kažkaip ištuštinti, nes ten yra dar likusių plytelių, dar visokių dalykų nuo remonto. Tai atvažiuos žmogus jo paimti šiandien. Apie kiemą galbūt papasakosiu vėliau, nes tenais reikaliukai, tenais nesibaigiantis darbai. Iš Lietuvos parsivežiau štai šiokių surelių. Tai yra mano visiška silpnybė, dievinu tos surelius dvaro. Ir aš jas taip pat susipjaustu tokiais gabaliukais, nes jie yra kieti. Ir valgau po vieną prie kavos, ypač labai man patinka vietoj saldumynų. Baiginėjau kavą, ant puodelio parašyta Be Different. Man vaikai tokį išrinko. Šiandien fainas ramus rytas, gavau siuntinių, atėjo temų siuntinys, kurio laukiau labai ilgai. Ir atėjo knyga, kurią nusipirkau per Vintedą, nes Airijoje atsirado Vintedas. Ir pardaviau nemažą dalį savo spintos, kas yra labai faina, bet ir prisipirkau naujų visokių dalykėlių. Tai ši tokia coffee table kavos staliuko knygutė, tai yra Airijos modernaus meno muziejaus knyga. Esu šiek tiek pakimusi, nes visos dienos labai gražios ir sugebu sušalti nuo kondicionieriaus, peršalti mašinai. Čarlis stipriai kosėja šiandien, tai matyti ir man dabar pradėjo kipti. Labas Maksimus. Jisai nori į lauką ir dėl to koliojasi čia. Išpakuoju temų siuntinį. Norit pamatyti, ką nusipirkau? Nekinčiu va šito, tos putos, to garso, to palėtimo. Mašinai pasikabinti, susidėti daiktams. Kabinasi bagažinė ant viso galo ir susidėti visokiam šmutkiam į bagažinę. Ir aš pagalvau, kad būtų labai faina vieną įkišti kokį rankšluostį, kokį pleduką, tenais vandens buteliukų, kelionėm, vasarai, piknikams skirtų visokių dalykėlių ir susiorganizuoti šiek tiek bagažinę. Ir pažiūrėkite, kokia saulėta diena, negaliu atsidžiaugti. Gerai, kitas dalykas. Alui atidarytuvas. Turėjom vieną atidarytuvą. Maksimus, aš tave matau. Pšt, parazitas katinas. Tai turėjom tokį vieną atidarytuvą, kur turėjo šį dalykėlį, bet vyras sulaužė. Tai pamačiau už porą eurų. Pažiūrėkite, koks fainas medinis. Čia metalas, iš tikrųjų labai tvirtas, labai fainas. Tai toksai atidarytuvas. Esu Crazy Cat Lady, tai viskas su katinais man patinka. Tai pamačiau tokį kabliuką, kokybė superinė, sunkus metalas. Ir toksai, aš galvoju kabinti į batų šaukštą, tik tais pas mane jis yra su tokia įdomia kilpa metalinis, tai nežinau, ar laikysis, tai reikia pabandyti. Jeigu ne, tada kažkur kitur jį panaudosiu. Fainas, labai tvirtas ir tikrai nesulūž. Tada nusipirkau pabandyti už eurą 20, man atrodo, tokią putą. Geras dalykas turėti, ypač kai buvo Velykos, nieko tokio neturėjau, norėjau pasipuošti stalą, tai nusipirkau pabandyti. Šis dalykas į vonę, kad surinktų mano plaukus. Kitas dalykas yra supakuotas siubingoje toj putoje, aš negaliu jas liesti, mane var iš proto, bet tai yra nerealus dalykas, kurio labai džiaugiuosi, kainavo iki
kainavo 8 eurų, man atrodo, tipo 2 eurus. Tokie va dalykėliai yra moliniai ir labai fainiai taip nudažyti matiniai, raudonas, žalias, rožinis ir geltonas. Ir juos įkiši į gėlę, pripili vandens ir palaipsniui laisti gėlę. Labai gražus, estetiškas dalykėlis ir labai kokybiškas ir visi atvažiavo sveiki, kas labai mane džiugina. Žiūrėsime kiek ilgam, nes vat, Magnus gimtadienį gavo planšetę dovanų, tai reikia stikliuko, tai vat užsakiau stikliuką ir tai vienas štai toksai, o kitas štai toksai. Tai pirkau iš skirtingų pardavėjų, kad būtų skirtingi ir vaikai iš karto atskirtų, kurio planšetė yra kurio. Tai va dabar uždėsiu naujus stikliukus, pabandysime ar tinka šie dėklai ir va tokie mano šiandienos rytiniai pirkiniai. Na va, puikiai prisiklijavo lipdukai. Čia, man atrodo, va tas kodas, jeigu jūs turite tokią pat planšetę, labai geri stikliukai. Iš Amazon tai tragedija atvažiavo prieš porą savaičių. Irgi atrodo stikliukas kaip stikliukas, bet burbulai nesiklijavo, nesilaikė. Ir, na, mokėjau, man atrodo, 12 eurų, o čia už 2,6. Dar va tokį va make yourself proud, tai va taip ir jaučiuosi dabar priklijavusi be burbuliukų planšetės stikliukus, nes ne visada gali gražiai gautis. Tai va planšečių dėkliukai, tai šitas man labiau patinka. Abudu truputėlį triggerina mano OCD, nes pažiūrėkite, čia kamera, o čia taip iškirpta, ne per vidurį. Tai, na, ir vat stovi štai taip, ant tokių vat kojyčių meškiuko ir ši bus Magnus, nes tokia man šiek tiek vaikiškesnė ir čia bus vat Čarlio paprasta. Tai vat tokios paruoštos planšetės naudojimui. Rimtai? Nepatikėsite, kas man ką tik įvyko. Tai su manim šiandieną pykosi katinas visą rytą, nes jis nori į lauką. Noriu, kad jisai naudotųsi kiemų ir daugiau niekur neitų, bet jis turi kitokių planų ir tame ir yra problema. Tai dabar kaip ir padarėme saugų kiemą. Mažasis kačiukas niekur neina, jis būna kieme ir viskas tvarkingai su juo. O tas jam pabūna pusvalandį, valandą, jam atsibosta ir jis išvyksta. Tai vakar ir šiandien aš jo neišleidau lauką ir jis eina šaukdamas, koliojasi. Ir dabar atsidariau kambarį langą miegamojo, jis užšoka ant palangės, pasižiūrėjo mane, pasižiūrėjo pro langą ir iššoka. Iš antro aukšto, net nemirktelė. Lėkiau prie tą langą žiūrėti, nes nu, aukštai ten tokia gyvatvorė yra ir konteinerį papačią sudėti, nu vienu žodžiu, gavau kaip ir garantas prisitrenkė. Ir jisai atsisuko į mane, pasižiūrėjo ir išėjo savo keliais. Tai va, turiu visiškai išprotėjusi katiną. Biškai pamiršau, kad pas mane bagažinė pilna nuo vakar. Tai dabar reikia išsikraustyti, jeigu noriu kažką įsidėti. Nu visai nieko šitas organizeris. Daug kišeniukų, bet vienas adaras, kiti užsidaro. Tai va, tai nu kažką juos įsidėsiu dabar. Vakar Lidl apsipirkau, nes man reikėjo kiemui dalykų ir kaip tik buvo užvežti dalykai, kurių man reikėjo, tai aš norėjau va šitų vat dėžučių gėlėms, augalams, viskam, tai va išpakuosiu vieną, pažiūrėsiu, ar jis man tinka ir patinka. Tada štai va toksai va dalykėlis rožėm auginti arba šiaip, nežinau, dekoracija iki 10 eurų kainavo. Tada nusipirkau šį dalyką organizuoti mūsų būsimam nameliui. Tai šiandieną ar rytoj turėtų išvažiuoti mūsų senasis lauko namelis ir pamačiau šią organizacinę sistemą ir labai man patiko, man kadangi patinka viską organizuoti, turėti va tokiuose visokiuose dėžutėse, tai čia yra visiškai exciting dalykas man. Žemės čia tokias, kur va iškerpi tą rutulį ir sodini tiesiai, aš to nedarysiu, tiesiog vazoną pasiėmiau. Tada turiu augaliukų, 2 mėlynės, čia yra
raudonieji serbentai 2 medeliai ir tada yra didelis agrastų medelis. Ir šį pirkau Homebase, kainavo, kiek jis man čia, 12 eurų. Tai turėsime agrastų medelį, vieną jau turiu, tai sodinsime jam draugą ir vat kartu galės augti. Ai, dar šį kilimėlį labai fainą nupirkau gyvūnams. Taip pat Lidl radau tokių metalinių kampukų, kurie labai naudingi turi. Tada vat dar tokie kampukai metaliniai. Tada šepetėliai. Šepetėlių niekada nebus per daug, kaip tik nesenai reikėjo, neturėjau. Tai man reikia virtuvį prisikliuoti vieną dalykėlį. Tada 2 uogienės, nes vyras prašė. Ir pamiršau nupirkti kavos, tai namie neturime kavos. Labai liūdna situacija. Šiandien šito namelio turėtų nebebūti. Labas rytas, prasideda mūsų savaitė kitaip, nes jį prasideda nuo antradienio, buvo bank holiday pas mūsų savaitgalis, ilgas savaitgalis, pirmadienį buvo visiems išeiginė. Praeitą savaitę pamečiau maudymuką ir galvoju, kad palikau turbūt persirinkimo kabinoje, nes aš užmetu, kad nuvarvėtų, kol aš rengosi. Ir man atrodo, tai palikau savo maudymkę ir šiandieną ėjau su tokia beryšė maudymkė. Viskas krito per visur, viskas judėjo ir vienu žodžiu, užsiknisau savo maudymkę šiandien. Nuo jų paklausė, rado kas nors ir sakė, nerado. Neturiu patogios maudymkės, tai vad reikia maudymkės. Mano kamera rodo, kad pas mane jau atvažiavo vyrukai kas tik kiemo, man reikia viską jam papasakoti, tad važiuojam, susitiksime vėliau. Is in it. Yeah. Nuostabi graži diena, varu baseiną, truputėlį vėluoju. Man patinka atvažiuoti anksčiau. Tai vat, tai pradedu savo ketvirtadienio rytą. Kai grįžti namo, vat visi laukia. Iš bado, mirštantis katinai. O, jėtus, nemaitinti šiandieną, taip. O, niekas nepamaitina mano katinų. Oi, kokie alkani mano katinai. Lego, tave kas nors pamaitino? Ko tu šlapė? Kur tu buvai šiandien? Random faktas, aš niekada nevalgau vieną virtuvėje, tai čia mano pusryčiai. Zitos duonos vyras vakar nupirko, tai mano mėgstamiausia, tai labai bus skanu. Juoda kava ir einu pusryčiauti. O po to turi 3 siuntiniukus, kuriuos nekantrauju atidaryti. Labas rytas, po baseiną šlapi plaukai, tai tokį dalyką esu atradusi baseinę, labai išsausėjo mano plaukai nuo vandens, nuo visko. Tai ką aš dabar pradėjau daryti, po baseino išsiplaunu galvą tenais su šampūnu ir užsidedu kaukę. Ir kol grįžtu praeina, koksai 10-15 minučių ir tada namie išsiplaunu tą kaukę su mūsų vandeniu. Ir mūsų vanduo yra, kadangi turim vandens filtrus, jis yra filtruotas, kitaip veikia plaukus ir netaip jo sausina. Tai aš po baseiną pasibėjau, kad man plaukai labai keisti būna. Ir dabar grįžtu namo, išsiplaunu galvą su savo vandeniu dar kartą ir būna visai kita istorija. Tai būtent tą ir padariau. Mūsų mažasis kačiukas į gamtą šaukia ir turbūt yra dabar morčius ar kas čia, nes eina šaukdamas po namus. Turiu milijoną darbų šiandieną ir turiu padaryti namų darbus iš kursų, kuriuos lankau, nes praleidau porą savaičių, tai atsilikau ne tik su namų darbais, bet dar ir su projektais, kuriuos darau. Tai reikės galbūt šiandieną vaikai, kai darys namų darbus, darysiu ir aš. Išsipakavau savo siuntas ir aš stengiuosi gražiai atkirpti pakuotę ir pasidedu ją susilankščiusi ir kai siunčiu savo siuntas panaudoju tos maišelius dar kartą. Ir žiūriu, žmonės matyti irgi taip daro, nes dabar vat vieną siuntą gavau, tai jau klijuota, perklijuota jau kelintą kartą. Ir pradėkime nuo turbūt fainiausio ir ryškiausio pirkinio, nežinau, ryškiausias yra dar vienas labai ryškus, bet šio dalykėlio aš labai norėjau. Čia yra Helen Steel kolekcija, čia yra kolaboracija su Don't Stores parduotuve, internete nebuvo dydžių likusių, tai va dabar radau Vinted, idealios būklės, štai tokį fainą, flysinį džemperiuką, su pamušalu, kas man labai patinka, man nepatinka tie va tokie va, kur neturi pamušalą, tai su tokiu fainu minkštu pamušalu, labai labai fainas ir idealiai tiko ir labai džiaugiuosi. To jis 10 ar 12 eurų kainavo man. Labiausiai pasisekęs pirkinys, tai yra Barney's firmos odinė striukė.
Juodos odinės striukės aš neturiu ir norėjau pirkti tikros odos striukę ir ilgai ieškojau ir labai man sunku pataikyti, kad ilgis būtų geras, man visos jos trumpos ir užmačiau šią ir pasirodė kaip geras variantas. Fainos detalės, kurių net nepastebėjau pirkdama, kad vat, prasiplečia rankovės, daug kišenių. Ji visiškai nauja, nes vis dar užklijuotos sagutės. Odinė faina striukė ir rašė, kad mažintas dydis, taip ir buvo, bent jau ant išmeros jis yra mažintas, tai gerai, kad pirkau dydžių didesnį. Internetinėme Barneys puslapyje kainuoja 190 poundų, net ne eurų, ir aš sumokėjau 20 eurų. Tinka ir modelis ir viskas, tai vat, labai pasisekęs pirkinys. Šis nuostabus megztukas, kuris yra iš Joules. Joules iš viso man labai patinka drabužiai, ypač vyriški ir vaikiški nuostabus drabužiai. Tai yra va toksai raudonas pustų rankovių ir aš jį pirkau nešioti prie džinsų, prie mėlynų džinsų, man labai patinka raudonas spalva ir minkštas, švelnus, sudėtyje yra moheros ir vilnos. Pirkau išmerą didesnė negu nešioju, nes Joules daiktai man būna kartais tik ir šis yra man dydžių didesnis, bet toksai va ir yra oversizinis ir jaučiasi, kad išmera didesnis, bet labai faina, nes patogu. Kelintą savaitę tvarkausi spintą, nes niekaip nesusitvarkau. Iš tikrųjų turiu, aš dedu vasarinius ir žieminius atskirai ir dar po lovą turėjau drabužius ir radau dar tokį maišą drabužių, kuriuos neįlendu ir galvoju, kam aš juos laikau. Kai kraustėmės, radau maišą prieš neštuminius drabužius, kurie man buvo po neštumą maži ir aš išsitraukiu ir jie man tada jau ir tiko ir peržiūriu. Ir kad ir aš šitos drabužius įlindau, man jie nebepatiko. Tai dabar nusprendžiau, kad neverta nieko laikyti, nes aš tiesiog negrįžtu prie tų drabužių, yra daug naujesnių, fainesnių ir tiesiog neverta laikyti. Ir dabar va, kas man šiuo metu netinka, arba atiduodu, arba parduodu ir nebenoriu laikyti ten per mažų, per didelių drabužių, turėti tik tai, kas dabar va, tinka šiuo metu. Stipriai susitvarkiau spintą, sumažinau labai daug daiktų, aš labai daug batų turiu, mano silpnybė yra turbūt batai ir aš jų turiu nemažai ir tikrai daug aš jų nenešioju. Tai vat sudėjau pardavimus, nes kai kurie net nauji, tiesiog labai atrodė reikalingi tuo momentu, kai pirkau, bet aš jų nenešioju. Šiek tiek sumažinau batų kolekciją. Šalia manęs yra garintuvas ir didžiulio tokia Ikeos dėžė, kurią aš laikau ant spintos viršaus ir čia yra pilna vasarinių drabužių, bet kadangi jie buvo tenais toj dėžiai nuo praeitos vasaros, juos reikia visus išgarinti, tai atsinešiau garintuvą ir jis čia jau stovi kokią 5 dieną, nes aš nerandu laiko, kada išgarinti juos. Ir dabar susitvarkiusi spintą, ji vis tiek atrodo kažkodėl pilna, tai va, reikės dar sumažinti. Šiek tiek apie spintos reviziją. Kitame vloge planuoju pakalbėti apie kosmetiką ir apie odos priežiūros naują mano rutiną. Keista sugrįžti po tiek laiko, buvo ilga pertrauka, labai daug kas klausė, kur aš buvau dingusi. Tai iš tikrųjų, nu nežinau, atsitiko gyvenimas, po švenčių nesinorėjo nei filmuoti, nei redaguoti. Buvo labai fainos ir kalėdos, ir šventės, po to turėjome uraganą, kuris mums nupūtė tvoras ir turėjome tokių neplanuotų nuostolių. Ir po tų nuostolių prasidėjo remontai kieme ir reikėjo tvarkyti kiemą, nes neturėjom nei tvarų su kaimynam. Nu, buvo daug visokių tokių neplanuotų nuotykių ir tada turėjome atostogas, skridom į Portugaliją, buvo mūsų 10 metų vestuvių metinė su vyru ir po tų atostogų į Lietuvą skridom. Nesenai grįžom iš Lietuvos, o dabar dar įsivažinėjome į tą visą rutiną. Baseino krapščiau savo serumą, nes nieko beveik nebeliko ir naudojau va šį hialurono rūgšties serumą. Nuo senėjimo ir visko, ir aš iš tikrųjų nusipirkau TK Maxx, daug negalvodama ir neskaitydama, nes grįžt namo pamačiau, kad rašo, kad jis kainuoja 100 eurų, aš mokėjau ar 13, ir iš tikrųjų patikrinus internete, jis dar brangiau negu 100 kainuoja, apie 120-30 eurų, tai visiškas kosmosas už hialurono tokį serumą, bet sunaudojo šį ir negaliu sakyti, kad ten kažkoks stebuklas įvyko, tiek, kad dabar man jisai nebeišsitraukė, nes va, ant kraštų dar atrodo jo yra, o va, su pipetė aš nieko nebeištraukiu, tai susiradau kitą serumą, kurį įsidėsiu į savo baseino kuprinę. Turiu nesunaudotos ir nepradėtos kosmetikos tokia dėžutė, tai pasiknis susiradau serumą, kurį buvau pamiršusi. Jį gavau kalendoriuje šių metų kalėdiniam ir galvoju, man jisai vat puikiai tiks po baseino, nes labai švelnus odai ir turėtų man labai tikti. Neturiu laiko po baseino iškrapštyti to likučio, tai sunaudosiu per kelias dienas namuose, o šį įsidėsiu dabar į savo kuprinę ir nešiusi po baseino naudoti.
Labas rytas, gal jau nebe rytas, jau beveik pietai. Susitinkame vienoje vietoje, kurią atvažiavau, nes man reikia čia atlikti kelis reikalus, po to važiuosime gyvūnų parduotuvę. Nuostabus oras, nuostabi diena, noriu nusipirkti burokėlių, darysiu šalti barkščius, atidarysime jų sezoną šiandien, reikia bulvyčių ir noriu arbūzo, tik nežinau, kur jį gauti, nes, toksai dalykas, kur ne visur jo yra. Čia yra lapatinas dar šalia, tai va užsuksiu to pačiu, pasižiūrėsiu, gal ką rasiu smagaus. Va tokie mano reikaliukai. Prieš važiuodama dar spėjau nuvalyti vaikų trampliną, nes matosi, kad bus gera diena, tai nuploviu visą šlapės dabar, nes siubingai paukščiai apkakojai. Tai va šiandieną rytą pasižiūrėjau ypatingai daug apkakotas, tai teko plauti. Radau pavėsį, kur prisiparkuoti, laukiu, kad vaikai bais mokyklą, truputėlį per anksti atvažiavau, turiu kokį 10 minučių, tai pasidalinsiu savo pirkiniais. Bagažinė pilna daržovių ir vaisių, tai buvau penktadieninėme turgelyje, nes tas turgelis visą laiką vyksta, bet yra dalis, kur vyksta tik penktadienis, švieži duona, dar visokių dalykų tam pardavinėja, tai apsižvalgiu tenais, nusipirkau krapų, kalendros, visokių tokių prieskonių, tenais dažniausiai ir perku, tiek, kad paskutiniu metu ten kažkaip nebepatenku. Kaip sakiau, užsakau labdaros parduotuvė, šalia manęs yra maišelis su pirkiniais, tai galvoju pasidalinsiu savo pirkiniukais, nes labai pasisekė, labai sėkmingai, arba labai sėkmingai, arba nieko. Tai vat šiandieną sėkmingi mano tie pirkiniai, kas už 1 eurą yra vazonėlis, primena raganos puodą, bet toks juodas eurą kainavo ir, kaktusiukui kam daugiau, turbūt kaktusas keliaus. Kitas dalykas, made in Tunizija, pagaminta Tunizijoje. Tai toksai rankų darbo bliudelis ir jis yra su skylutėmis. Ir labai tinka prie visko, ką aš turiu, aš labai mėgstu tokius visokius raštuotus dalykus. Pagau, kad yra idealus, nuplauni tenais pomidoriukus, uogas, dar kažką padėdi ant lėkštutės ir išbėga vanduo per laiką ir gali jų valgyti, toksai serviruoti to pačiu dalykas, bet nubėga vanduo labai gerai. Tai pasiėmiau šį, nes labai fainas. Monsoon firmos bliuskutė ir nelabai man patinka šis dalykėlis, bet aš supratau, kad jis yra su funkcija. Tu gali suraukti, čia ant krūtinės, taip labiau viską ir truputį pakeisti, kaip jie atrodo. Tai aš kaip bantuką galvoju nukirpsiu, bet po to pasižiūrėjau, kad jisai turi funkciją. Tai dar pažiūrėsim. 30% šilkas, 70% medvilnė. Tai labai faina vasarai. Toksai tokia bliuskutė, gražus printas. Kur čia? Jules firmos, štai tokį maišiuką, krepšiuką, rankinuką, visiškai naujas, neturi kišenių nieko, bet bus fantastinis piknikams arba šiaip įsimeti piniginę, kelis daiktus ir eini. Ir vasarai toks dalykas idealus, nes man tilps vandens butelys, nes mano visi rankinukai dabar yra per maži, kad tilptų vanduo. Tašytė 5 eurai. Tai čia yra printas iš tikro paveikslo ir rašo 3 iš 50 printų, tu matyt spausdino tik tais 50. Nežinoma man menininko, ar su visais tais tokiais lipdukais, kai nusiperki, kur gauni. Ir dažniausiai tokie yra parduodami visokiose mugėse. Menas labai subjektyvus dalykas, bet šis kažkodėl man patiko. Ir reikės, žinoma, rėmelio ir, kažkas patraukė mano akį ir man jis patiko. Manau, namuose turiu rėmelių, tai galbūt kažką pritaikysiu. Manuose namuose turiu visą sieną, galerijos sieną ir tenais buvo ir mano, ir vaikų, ir pirktiniai paveikslai ir aš turėjau didelę sieną paveikslų. Tai galvoju, kad šius namuose noriu kažkur tokią padaryti, tai galbūt šis paveikslas keliaus tenais. Tai tokie mano labai faini pirkiniai. See black shoes here. I could draw a flowers growing. What these flowers are? Rūžovas gėlytės. Čia yra Some big petals for this. Oh my god. What the... Tai tiek kol kas iš manęs ir susitiksime kitame mano filmuke. Ačiū, kad buvote kartu.